Sveiki, eteryje Panevėžio teritorinės ligonių kasos rubrika Farmacinis raštingumas. Šiandien kalbėsime apie tai, ką svarbu žinoti kiekvienam iš mūsų apsilankius vaistinėje. Aptarsime kompensuojamosius vaistus, jų kainodarą ir priemokų krepšelį. Apie viską išsamei papasakos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Skestenė. Sakykite, ką svarbu žinoti žmogui atėjus į vaistinę. Atėję į vaistinę mes žinome, kad vaistai gali būti kompensuojami arba nekompensuojami. Kompensuojamosius vaistus vartoja kone 50% visų Lietuvos gyventojų. Pavyzdžiui, pernai tokius vaistus vartojo ir medicinos pagalbos priemonės naudojo apie 1 240 000 pacientų. Tai yra 43,5% visų šalies gyventojų. Kai perkame nekompensuojamus vaistus, neaiškumų paprastai nekyla. Tačiau perkant iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų kompensuojamus vaistus ar medicinos pagalbos priemonės, sauskelnes, įklotus, įvairias diagnostinės juosteles, specialios medicininės paskirties maisto produktus ir panašiai, neretai kyla klausimų. Pagrindinis klausimas, kodėl reikia primokėti, jei vaistas yra 100% kompensuojamas. Kodėl ir kada už kompensuojamosius vaistus gali tekti primokėti? Reikia pažymėti, kad kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių priemokos yra teisėtos ir galimos. Jos gali būti ir keliasdešimt centų, ir keli eurai. Ligonių kasos pagal teisės aktus kompensuoja ne visą pardavimo, o tik bazinę vaisto ar medicinos pagalbos priemonių kainą. Kiekvienai vaisto ir priemonių grupė apskaičiuojama atskirai, pagal Lietuvai taikoma atitinkamų vaisto ir priemonės kaina, didmeninės ir iš dalies mažmeninės prekybos antkainius. O bendra vaistų ir medicinos pagalbos priemonių pardavimo kaina vaistinėje susideda ne tik iš minėtų dalykų, bet ir pridėtinės vertės mokesčio. Taigi pacientas iš esmės apmoka bendros vaistų mažmeninės kainos dalį viršijančią nustatytą bazinę kainą. Nors paciento priemokos dažniausiai yra nedidelis, turime žinoti, kad vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo išlaidos yra tikrai nemažos. Pavyzdžiui, 2023 metais jos sudarė 552 milijonus eurų. O jeigu dar pridėsime centralizuotai apmokėtų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išlaidas bei išlaidas labai retom žmogaus sveikatos būklėms gydyti ir gydymui nenumatytais atvejais bei medicinos priemonių, prietaisų, nuomos išlaidas, susidarytų ir 630 milijonų eurų kompensuotų išlaidų. Iš visų vaistų grupių pernai daugiausia buvo kompensuota vaistų nuo vėžio. Išlaidos jiems viršijo 212 milijonų eurų. Ar už visus kompensuojamosius vaistus ir medicinos pagalbos priemonės reikia primokėti? Jau 4 metus tam tikroms asmenų grupėms paciento priemoka padengiama valstybės lėšomis. Ta priemoka padengiama apdraustiesiems, sulaukusiems 75 metų ir vyresniems, apdraustiesiems, kurie pripažinti neįgaliaisiais ar sulaukia senatvės pensijos amžiaus ir gauna mažai draudžiamųjų pajamų. Šiais metais mažomis pajamomis laikoma, kai gaunama mažiau nei 446 eurus per mėnesį. Jei kartais pasitaikytų, kad vaistinės per klaidą paėmė priemoką, nors pacientas turėjo teisę į priemokos apmokėjimą valstybės lėšomis, reikia kreiptis į ligonių kasą. Išsiaiškinus, kad vaistinė suklydo, pacientui pinigai gražinami. Dar viena gera žinia ta, kad nuo 2023 Liepos mėnesio valstybės lėšomis padengiama kompensuojamųjų vaistų, kurie priskiriami vaistams su mažiausia priemoka, paciento priemoka gyventojams sukaupusiems priemokų krepšelį. Kas yra tas priemokų krepšelis ir kaip jis kaupiamas? Priemokų krepšelis, kai gyventojas nuo metų pradžios perka kompensuojamųjų vaistų su mažiausia priemoka ir jam kaupiasi bendra tokių priemokų suma. Šiais metais krepšelio metinių išlaidų suma nustatyta yra 48,33 eurai. Vadinasi, kai pirkdamas kompensuojamus vaistus bendroje sumoje pacientas priemokomis sumoka 48,33 eurus, tolesnių pirkimų metų užperkamus vaistus su mažiausia priemoka iki kalendorinių metų pabaigos jam primokėti jau nebereikia. Būtina pabrėžti, kad apskaičiuojant sumokėtų priemokų sumą, paciento priemoko vieno pirkimo metu nėra skaidoma. Pavyzdžiui, jei jūsų priemokų krepšelyje dabar yra sukaupti 44 eurai, o artimiausio pirkimo metu jums už vaistus reikia primokėti 33 eurus.
Priemokų skirtumas susidaręs pasiekus 48 eurus ir 33 centus nebus gražinamas. Tai yra nebus taip, kad iš jūsų vaistinėje paprašys tik iki pilno krepšelio trūkstamų 4 eurų ir 33 centų, o kitos dalies jau nebereikės mokėti. Tuokart jūs turėsite sumokėti visus 33 eurus, o nebemokėti galėsite tik kito pirkimo metu. Nes jei vieno vaisto išdavimo metu sukaupta priemokų suma viršyje priemokų krepšelį, šis skirtumas apdraustajam nėra gražinamas. Dar reikia įsidėmėti, kad duomenys apie pacientų sukauptą priemokų krepšelį atsinaujina per 24 valandas. Tai yra kitą dieną po kompensuojamųjų vaistų įsigijimo. Akcentavote, kad vaistų krepšelis kaupiamas perkant ne visus vaistus. Ką dar apie vaistų krepšelį galėtumėte pridurti? Ligonių kasos dar kartą atkreipia dėmesį, kad priemokų krepšelis skaičiuojamas tik kompensuojamiesiems vaistams su mažiausia priemoka. Tokiais vaistais laikomi vaistai, kurių galiojančiame kompensuojamų vaistų kainyne nurodyta paciento priemoka yra mažiausia. Taip pat mažo terapinio indekso vaistai, pavyzdžiui, skiriami epilepsijai gydyti, vaistai slopinantis imuninę sistemą, kurie skiriami po transplantacijos, biologiniai vaistai, pavyzdžiui, insulinas. Vieno tiekėjo grupės vaistai bei vaistai, kuriuos konkrečių vaisto pavadinimų konkrečiam pacientui paskyrė gydytojų konsiliumas. Tai yra vaistai, kurie yra nepakeičiami arba gali būti keičiami tik gydytojo nurodymu. Kuo greičiau sukaupiamas priemokų krepšelis, tuo pacientui naudingiau, nes mokėti nebereikia iki metų galo. Pernai per pusmetį 63 000 pacientų tokiu būdu sutaupė net 2 milijonus eurų. Ir priemokų krepšelis taikomas visiems gyventojams, nepriklausomai nuo amžiaus ar pajamų. Vaistinės apie sukauptą krepšelį informuojamos automatiškai, o pacientas informaciją apie savo krepšelį gali pasitikrinti elektroninės sveikatos asmeninėje paskyroje. Jei gyventojas nesinaudoja elektroninėmis priemonėmis, apie krepšelį jis gali pasiteirauti vaistinėje arba ligonių kasoje. Gyventojų aptarnavimo skyrių specialistai teritorinėse ligonių kasose padeda sužinoti, kokia suma sukaupta gyventojų priemokų krepšeliuose, o kontrolės skyriaus specialistai nagrinėja nepagristai sumokėtų priemokų atvejus. Gyventojams reikėtų atskirti, kad priemokos kaupiamos tik perkant kompensuojamosius vaistus. Perkant kompensuojamasias medicinos pagalbos priemonės, sumokėtos priemokos nėra kaupiamos priemokų krepšelyje. Ir paskutinis klausimas, kaip vaistinėje nepermokėti už kompensuojamosius vaistus? Jei norime nepermokėti už vaistus, reikėtų žinoti, kad perkant juos reikia prašyti vaistininko kompiuterio monitoriuje parodyti visus tos pačios veikliosios medžiagos skirtingų gamintojų vaistus. Vaistininkas pirmiausia turėtų pasiūlyti įsigyti tą kompensuojamąjį vaistą, kuriam taikoma mažiausia priemoka. Jei reikiamo vaisto, kurio priemoka mažiausia tą dieną vaistinė neturi, ji privalo užsakyti ir pristatyti, mieste per 2 dienas, kaime per 4. Apklausos rodo, kad Lietuvos gyventojai išleidžia vaistams kur kas daugiau nei galėtų išleisti. Tad pradėjus taikyti priemokų krepšelį, sudaromos galimybės taupyti tiems gyventojams, kurie dažniausiai vartoja vaistus ir yra jautrūs kainai. Tai yra senjorams, sergantiesiems lėtinėmis ligomis ir kitiems. Dėkoju už pokalbį. Tikiuosi, kad informacija apie vaistų kainodarą, priemokas ir kompensuojamusius vaistus buvo jums, klausytojai, naudinga. Jei turite klausimų, bendro pobūdžio informaciją galite sužinoti paskambinę ligonių kasų bendruoju numeriu 05 232 2222 arba pasiteirauti elektroniniu paštu info@vlk.lt. Iki.